Dėl vėlyvo pavasario šviežio medaus dar reikės palaukti ne vieną savaitę. Prognozuojama, kad dėl vėlesnio medonešio medus gali kainuoti brangiau negu pernai. Bitininkas Gintautas Grigaitis pernai pirmo medaus sulaukė dar per Velykas. Bitininkas sako džiaugtųsi, jeigu šiemet pirmą medų pavyktų išsukti šio mėnesio pabaigoje. Koriai kol kas apytuščiai. Mūsų Klaipėdos kraštas vis tiek yra jūros poveikis pavasarį yra. Mes rudenius turim šiltesnius, o pavasaris pas mus šaltesniai. Gal kai kurie rajonai džiaugiasi šiluma, pas mus tik dabar kiaupienis pradėjo žydėti. Ir džiaugiamės, kad dar tik šilumos laukiam, nežinau, kaip malonis. Kiek kainuos medus šiemet, daug metų bitininkaujantis Gintautas nesiima prognozuoti. Tačiau neslepia, kad gerokai pabrangus degalams, medus tikrai nebus pigesnis negu pernai. Visi norėtų, kad piktų, bet mes irgi esam priklausomi nuo tų energetinių išteklių. Pas manis yra dabar, kiek aš nesumeluosiu, man rodos 12 skyrių. Apvažiuoti jau 100 km su biški. Labai jau pajutau šiemet kai kur kainų skitų. Klaipėdos senajame turguje medumi prekiaujantis Svetlana sako, kad medaus daugiausia parduodama žiemą, kai siaučia peršalimo ligos. Šiuo metu pirkėjų antplūdžiu moteris pasigirti negali. Prekyba esą atsigaus, kai bus šviežio medaus. Visą laiką, kada būna šviežius medus, jis kainuoja brangiau negu dabar senesnis. O dabar kainuoja? Dabar kainuoja 13 litų, mes prašom už pusę litrą. O kai šviežias? O šviežias nežinau, žinokit, kokios kainas bus, kiek čia tų medaus bus. Jeigu bus mažai, tai reiškia kaina įsiviršų. Jeigu bus daugiau, reiškia bus pigesnis. Pernai pusę litro šviežio medaus turguje kainavo apie 15 litų.